Alio, girdite. Dabar noriu pristatyti visus autorius, kurie čia. Tai dabar visus pakviesiu taip arčiau į sceną. Žodžiu, Marius Skudzinskas. Virginija Rimkutė. Statytė. Kristis. Marius Trolė. Greta Kardišiūtė. Kaip visada Greta su labai aktyvia palaikymo komanda atvyksta. Elžbieta Jankovska-Bortkevič. Dar važiuoja tuomet, keliauja daryti čia. Rūta Udraitė Mikalauskienė. Rasa Jundulaitė, Jelena Škulienė. Man atrodo, jos irgi keliauja, dar keliauja. Sigita Emilija Bausytė. Dar padėjėjas Vasilijai Zeman. Ir Virgilijus Kubilius. Jos padėjėjas. Rasa Nazarovaitė Nazimovienė. Zita Eidimtaitė ir Justina Višniauskaitė. Gerai, su palaikymo komanda. Ir kas čia dar? Visada kelionės būna linksmos, geros, ne visi ir išlaiko tas kelionės. Ką mes, aišku, pastebėjome šioje parodoje. Juliau, ateik čia. Juliau, nežinau, gali gal čia pristatyti savo darbą ir paskui mes kažkaip tai iš lėto jį va čia visai šalia ir pasižiūrėti. Visų įsilietai, visų kuriančiųjų. Ateikit, nes tie, kas visiškai kampe, tai nematys, kas dedasi čia apačioje. Tai tie, kas galit pritūkit čia priekyje, ateikit tie, kas turi mažybinius vardus, pavyzdžiui, Linutė, jinai irgi gali ateiti arčiau. Čia yra tikras pieno butelis, tikros nuotraukos ant tikro popieriaus, tikro įvykio, kuris įvyko, taip toliau, filosofija netgi yra. Atskiras žmogus, filosofijos mokslų daktaras Edvardas Rimkus. Liepų alėjoje matote darbą, kuris vadinasi H2O. Autorius Marius Skudzinskas. Veiksmo žemės meno pavadinimas Kelionė. Ilgai sukau galvą, kas čia galėtų būti, taip ieškojau kažkokio simbolio. Ir pasirinkau vandenį, tai va užšaldžiau vandenį ir čia tokie ledo gabaliukai. Su vandeniu tas yra įdomus, kad jis turi tuos vadinamas 3 stadijas, 3 būvius, kad yra kietas, ledas, minkštas vanduo ir... Kaip ir žmogaus gyvenime irgi labai daug vandens, visi žinom, kad esam apie 70-75% vandens. Kai žmogus būna, dar tik tai pradžioj būna 90% vandens, paskiau 70%, o prieš mirtį apie 50% vandens. Tai ir fiziniam, ir psichologiniam mūsų kūnuose irgi visas tas stadijos yra, kad ir charakteriuose būna kietesnių tokių gyvenime minučių, po to minkštėja, kol visiškai būna išgaruoja ir visiškai nebesvarbios, nieko jau sureikšminamo nelieka. Ir kas galop gaunasi, viskas ištirpa ir lieka tuštybė. Žodžiu, ačiū.
pristatome darbą pavadinimu Sveiki. Autorė Kristina Šaltytė. Mes šiuolaikiniam gyvenime jau sutinkam daug kur QR kodą. Jį galima pamatyti ant prekių, ant plakatų. Į tą QR kodą sutalpinama įvairiai informacija. Gali būti telefono numeris, žodžiai, internetinės puslapis. Aišku, tas QR kodas, jisai gan glaustas ir mažas, o aš jį panaudojau čia gan išsiplėčiau. Tam QR kode yra patalpinamas žodis sveiki. Kelionėje labai malonu, kai su tavim sveikinasi, žodis sveiki, tai susipažinimo, bendravimo pradžia. Jūs galit žolės tarpais, kaip labirintais, praeiti iki vidurio ir jūs pamatysit visi, su kogi aš sveikinusi. Ir žinoma, galima jį nuskanuoti ir perskaityti iš lėktuvo. O tie, kas neskrenda viršuje, tai gali prieiti prie jos kortelės ir kas turi šiuolaikinius telefonus, perskaityti jos numerį. Iš principo, kūrybinės galios, kurios slypi kiekvienam iš mūsų. Ir tos laukinės moteris, jos yra nepažinios, jos yra sąmonės paribiuose arba užribiuose. Ir jos tos pynimas yra tiesiog būdas iš anapus ateiti į čia ir dabar. Linkim visiems būti čia ir dabar. Kas turite klausimų, tai galima klausti, naudoti progą, sulaužti yra šalia savo darbų. Man patinka su žmonėmis, aš yra mastelė. Kelionės siejasi, tiesiog bebrai, kaip žmogus be vandens, taip ir bebras be medžio neegzistuotų, jis turi pastoviai graužti, kitaip žūtų. Ir čia tiesiog sukūriau tokį gyvenimo, tokį ratą, ciklą, viskas ciklais, viskas ratu. Pas bebrą taip pat. Ačiū. Galite visi pavaikščioti ir iš vidaus geriau matosi ir pasižiūrėti į kiekvieną tik vadinamą rodymą ir pažiūrėti va šitą. Iš vidinės dalies, čia tikrai neperdite. Man pavadės jogingiausias. Один собиралась китайский. Вот видишь,
Toje pačioje vietoje, tikriausiai supratote, buvo eglė kitas darbas, mintis. Buvo toksai kaip gumulas visų šitų pagaliukų. Ir tiesiog metų pasekoje, kai jinai sužinojo temą kelionę, pačiausios mintys įsiliejo. Turit ką paklausti, tai pasakyti ką, pasakyti viso, tai įdomu, kelionė visada sunku. Ir netgi darant meno kūrinius būna irgi labai sunku. Tai, man atrodo, jau pusė dalyvių dabar sunkiai eina, sunkiai valdo pirštus, kai kurie jau girdėjau ir kažkokius vaistus neturėjo susileisti, kad ateitų žvalus į šią parodą. Taip, kad visi labai sunkiai dirbo, o mes matome rezultatą. Čia tokia mano kelionė. Prieš pusę metų aš atradau raštus vienam veidaknygės grupėje. Vienas istorikas įdėjo tokią informaciją baltiškų raštų ir kiekvienas baltiškas raštas atitinka tam tikrą lotynišką raidę. Čia parašyta žodis iš kalno apačios į viršų, iškoduotas baltiškais raštais. Tai tarsi kelionė, kaip mūsų močiutės keliaudavo ausdamos juostas ir tose juostose vis kažką užkoduodamos tam tikrą informaciją. Parodos tema yra kelionė. Man buvo svarbu pakeliauti laikmečiais. Užkoduotas iš tikrųjų krikščioniškas žodis Christ. Čia yra C raidė, H, R, I, S ir T. 6 raidės. Ir man tas jungimasis kelionė per laikmečius buvo įdomu. Skanaus. Gal nori prisijungti? Mikalauskienė. Reikia tik į mano šabakštyną. Čia ir stirnaitės atbėgioja šiandien, ir grybukai auga. Atėjęs gal iš pirmo mano darbo, čia prieš porą metų buvo nematoma tvara irgi su suliukais. Tai šiemet ta tvara tiesiog paėmė ir prabilo. Tai, va taip. Iš tikrųjų tai pati vieta padiktavo tą tokią idėją.
Rasa Jundziulaitė ir Jelena Škulienė. Tokią įdomią vietą tarp 7 medžių. Ir mintis buvo tokia, kad kartais mūsų gyvenimas tampa tokių rebosų arba galvosukių, kuriame reikia atrasti paprastus, bet labai svarbius dalykus. Todėl kviečiame ilgai galvos nesukti ir ant kiekvieno medžio atrasti vieną materialų, o kitą nematerialų stebuklą, kurį mums suteikia gyvenimas. Tiek. Dirbam linksmai, nežiūrėkit rimtai šitą darbą, tai yra žvilgsnis linksmas į kelionę. Pavadinom rimtai migraciją, bet kas iš kur migruoja, kaip migruoja, kiekvieno vabalėlio, kiekvieno gyvūnėlio, kiekvieno žmogaus nenugalimas noras pakilti, iliuzijos, vienu žodžiu, linksma buvo labai dirbti, įsivaizduokite mūsų įbridusius ir kalančius čia per karštį šitas kopečias. Džiugu, kad niekas mūsų neužfiksavo tokiam stovyje, nes čia buvo jau matančių pasirodo, bet noriu, kad kelionė tai nebūtų tiek sudėtinga ir tiek tiesiog gyvenkim laisvi, kilkim kur norim ir tiek. Jums taip pat linkiu gerų, linksmų ir laisvų kelionių. Ačiū. Namuose vyrauja Natalija Učvatova ir galiu pasakyti tik tai tiek, kad kiekvienas mes prieš kelionę kažkur gimstame. Kiaušinėje tu nesutelpi. Tik vieni gali išsiveržti iš to kiaušinio ir nuskristi, o kiti ir lieka savo iščiuose. Tai aš už tai, kad žmogus, kuris sutvertas skristi, išliptų iš dumblo, iš nusiminimo, iš laikinų, taip sakant, ekonominių sunkumų ir pakeltų akis į dangų. Pavadinimas yra namai. Rūta Neverovaitė Nardimovienė. Kad namai yra visų kelionių pradžia ir pabaiga. Iš jų mes išvykstame į keliones, į juos sugrįžtame. Taip pat namai yra ir gyvenimo kelionės vieta. Kodėl ryžtasi, jūs paskui paklausysite. O autorės Vita Eidimtaitė ir Justina Višniauskaitė. Kadangi mes naujokės, tai pristatysiu mūsų komandą, tai Vita yra scenografas, o aš esu laisvasis statybininkas, tai mergos pindavosi kasas, tai supindavo ir velnė juose.
Tai kai tas kasas paleisdavo, tai paleisdavo ir velnę ir tada pačias pasileisdavo. O ir keliai susikerta į vieną, kaip ir gyvenimo keliai, kai tu renkiesi kad vieną ar kitą pasirinkimą savo gyvenime ir savo kažkokią gyvenimo kryptį nusitiesi toliau.